Sveiki! Šiame klipe matysite UAB Pakmarkas B2B etikečių užsakymo platformos demonstraciją. Prisijungti prie B2B platformos galite per Pakmarko tinklapį pakmarkas.lt paspaudant platformos ikonėlės arba į naršyklės paieškos lauką įvedę adresą b2b.pakmarkas.lt. Prie sistemos prisijungsite įvedę klientų aptarnavimo vadybininko nurodytą vartotojo vardą ir slaptažodį. Prisijungę prie etikečių užsakymo platformos, tituliniame puslapyje matysite etikečių dizaino technologinės korteles arba kitaip DTK bei jų stadiją. Raudona spalva žymimos plėvelės, violetinė skaitmeninės etiketės, geltona fleksografinės etiketės su spaudos klišėmis. Mėlyna spalva indikuoja apsitraukiančias etiketes, kitaip žinomas kaip rankovės. DTK pagal kliento poreikį paruošia klientų aptarnavimo vadybininkai. Klientas turi korteles patikrinti ir patvirtinti arba, jei dizainuose yra trūkumų, atmesti. Peržiūrėkime keletą tvirtinimui paruoštų DTK. Patikrinkime plėvelių dizainą. Užėję į DTK, dešinėje pusėje matysite spaudos technikų paruoštą dizainą. Padidinę jį galėsite patikrinti, ar dizaine yra visi reikalingi elementai – tekstai, grafikos detalės. Kaip matome, ant etikečių bus dedamas baltos spalvos sluoksnis. Taip pat etiketės bus dalinai dengiamos laku. Šioje vietoje galite koreguoti etikečių plėvelių pavadinimą arba įrašyti prekės kodą, tam, kad lengviau jas rastumėte teikiant užsakymą ar norėdami peržiūrėti. Nepamirškite patikrinti ir plėvelių techninių parametrų. Ypatingą dėmesį atkreipkite į etikečių plėvelių suvyniojimo būdą, vidinį ir išorinį rulono skersmenį, ar šie parametrai tinkami jūsų įrangai. Skiltyje kainos bus nurodytos produkto kainos. Skiltyje užsakymų istoriją matysite, kiek kartų produktas buvo užsakytas anksčiau. Šios plėvelės anksčiau užsakytos nebuvo, tad užsakymų istorijos šiuo atveju nėra. Jei DTK nebeaktualus ir jums nereikalingas, tarkime, atnaujinote produkto dizainą, jį galima sunaikinti, spaudžiant mygtuką perkelti prie naikinamų. Tuomet jis atsirastų skiltyje sunaikintos DTK. Peržiūrėję DTK, jį patvirtinkite arba atmeskite. Spustelėjus mygtuką tvirtinti atmesti, atsidaro naujas langas, kuriame informuojama, kad jūsų patvirtinimas galutinis. Už klaidas, kurių neištaisysite, gamintojas atsakomybės neprisijima. Perskaitę informaciją turite pažymėti varnelę, kad su ja susipažinote ir sutinkate. Jūsų bus prašoma įvertinti 3 DTK kriterijus – dizainą, tekstą bei techninius parametrus. Jei kažkuris kriterijus neteisingas, jį atmesdami komentarų laukelyje nurodykite priežastį. Pavyzdžiui, jei trūksta teksto ar žodyje yra klaida, nurodykite, koks tekstas ir kur turi būti įrašytas. Atmestas DTK sugrįš spaudos paruošėjams, kurie pakoreguos etikečių plėvelių dizainą pagal jūsų pastabas, o jūs pakoreguotą DTK turėsite peržiūrėti ir patvirtinti dar kartą. Svarbu! Jei DTK kortelėje neteisingas nors vienas kriterijus, turite neigiamai įvertinti, tai yra atmesti visus kriterijus. To nepadarius, DTK kortelė pakibs. Ji bus nei patvirtinta, nei atmesta ir todėl nepasieks reikiamo adresato. Tai yra dizainų paruošimo skyriaus. Jeigu kortelę atmetate todėl, kad pakeitėte etiketės dizainą, šioje vietoje prisekite atnaujintą maketą. Jei DTK pateikti techninę informaciją bei maketai teisingi, patvirtinus DTK šias plėveles jau galima užsakyti. Patikrinkime dar vieną DTK. Šįkart fleksografinių etikečių. Pasididinkime etikečių dizainą. Kaip matome, tai 2 sluoksnės atplėšiamos etiketės. Apatinis etikečių paviršius bus dengiamas klijais, grafinis elementas gėlė dengiama šilkografiniu laku. Peržiūrėkime techninius parametrus, suvyniojimo būdą, išmatavimus, rulono skersmenį. Būtinai patikrinkite etikečių medžiagą, ypač jei užsakysite kelių rūšių etiketes, kurių medžiagos skirsis. Patikrinę etikečių dizainą bei techninius parametrus, DTK patvirtinkime. Jau patvirtintas DTK rasite nuėję į meniu punktą DTK. Šiuo atveju matote mūsų jau peržiūrėtas ir patvirtintas plėveles bei flekso etiketes. Dar ruošiamas ar jau paruoštas tvirtinimui DTK rasite ne tik titulinėme B2B sistemos puslapyje, bet ir skiltyje ruošiamos DTK. B2B sistemoje galite užsakyti naujos DTK kortelės sukūrimą, nurodant reikiamus etikečių techninius parametrus. Ta padarysite skiltyje naujos DTK sukūrimo užsakymas. Užsakant naują DTK, nurodykite reikiamus etikečių išmatavimus. Mūsų turimus kirtimo peilius galite patikrinti skiltyje iškirtiklių paieška. Iš kirtiklio galite ieškoti nurodę reikiamus pločio ir aukščio rėžius bei pasirinkę reikiamą etiketės formą.
Paspaudę mygtuką ieškoti, matysite visus galimus iškritiklio variantus. Įsidėmėkite jums tinkamiausią. Užsakant naują DTK, teksto laukelėje įrašykite, kas joje turi būti nurodyta. Įrašykite reikiamus etiketės išmatavimus, nurodykite, į ką svarbu atkreipti dėmesį ruošiant dizainą, kitus aspektus, kurie turėtų atsivaizduoti technologinėje kortelėje, bei pridėkite turimą etikečių maketą. Be spalvotų etikečių pas mus galite įsigyti ir etikečių ruošinių ar bob plėvelių. Šios produktus rasite meniu punkte Kiti produktai. Ruošinių ar plėvelių tvirtinti nereikia. Korteles pagal klientų poreikį sukuria klientų aptarnavimo vadybininkai. Šiuo atveju demo paskyroje matote 2 rūšių ruošinius bei 1 bob plėvelę, tačiau jų, priklausomai nuo jūsų poreikio, gali būti ir daugiau. Paspaudę ant ruošinio ar plėvelės galite peržiūrėti jo techninę informaciją. Pereikime prie užsakymo pateikimo. Į užsakymą galima įsidėti tik patvirtintas etiketes. Jas matysite paspaudę mygtuką ieškoti. Mūsų atveju matome 2 prekes – plėveles ir fleksografinės etiketes. Jei patvirtintų etikečių plėvelių būtų daugiau, jų ieškoti galima pagal DTK numerį, raktažodį, tai yra žodį nurodytą etiketės pavadinime, etiketės išmatavimus arba jūsų kortelėje įvestą prekės kodą. Į krepšelį įsidėkime mūsų patvirtintas etiketę ir plėvelę bei vienos rūšies etikečių ruošinius. Ruošinius rasite skiltyje Kiti produktai. Jei pateikiant užsakymą etiketės, plėvelės ar ruošiniai jau buvo užsakyti, šalia prekės matome įspėjimą, kad yra aktyvių užsakymų. Kadangi etiketes neretai užsako skirtingi žmonės, darbuotojai išeina atostogauti, o pavaduojantis ne visuomet tikri, ar reikiamos etiketės užsakytos, ši funkcija patogi pasitikrinimui. Paspaudę ant aktyvios nuorodos užsakymų istorijoje galime matyti, kada paskutinį kartą ruošinys buvo užsakytas. Paspaudę ant užsakymo numerio matome ir užsakytą kiekį. Šiuo atveju ruošiniai paskutinį kartą buvo užsakyti kovo 18 dieną. Užsakytas kiekis 11 000. Kiekvienai prekiai įvedame reikiamą kiekį. Atkreipiame dėmesį, kad standartinis kiekio tikslumas yra +-10%. Kiekius turime nurodyti tūkstančiais vienetų. Jei mums reikia 20 000 etikečių, laukelėje įvedame 20. Jei 15 500 etikečių, įrašome 15,5. Pabandome užsakyti 10 000 vienetų etikečių ruošinių. Gauname įspėjimą, jog pagal kliento vadybininkui nurodytus techninius ruošinio reikalavimus rekomenduojamas kiekis yra 8400 arba 11 200. Jei norite gauti pilnus ruošinių rulonus, į šią pastabą vertėtų atkreipti dėmesį. Pasirinkus rekomenduojamą kiekį, įspėjimas dingsta. Jei nepasirinksite rekomenduojamo kiekio, produkciją gausite suvyniotą nepilnuose rulonuose. Pereikime prie pristatymo informacijos. Nurodome adresą, kurio pageidaujame gauti užsakymą. Jei užsakymą pageidaujate atsiimti pas mus, pažymėkite laukelį Pasiimu pats. Galite įrašyti komentarą. Dideli užsakymai ar skirtingų rūšių etiketės kartais gali būti pristatytos atskirai. Jei pageidaujate visas prekes gauti kartu, komentaruose galite tą nurodyti. Nurodykite pageidaujamą pristatymo datą. Rekomenduojame užsakymus planuotis ir pateikti iš anksto. Suvedus informaciją ir paspaudus mygtuką siųsti užsakymą, informacija apie pateiktą užsakymą pasiekia užsakymų koordinatorių, kuris užsakymą perduoda gamybai. Patvirtinus užsakymą, gausite elektroninį laišką, kuriame bus nurodyta, kada gausite prekes. Visus pateiktus užsakymus matysite skiltyje Užsakymų istorija. Pateiktų užsakymų B2B sistemoje atšaukti negalite. Jei užsakymą pageidaujate atšaukti, informuokite savo vadybininką. Tikimės, kad šis video buvo informatyvus ir palengvins užsakymų pateikimo procesą.